Labą dieną, mano vardas yra Eglė Makaraitė, aš atstovauju šiandien Lietuvių fondą ir štai yra mūsų pirmas interviu su viena iš mūsų nuostabių stipendininkių, nes šiais metais mes norim jūs supažindinti su daugiau savo stipendininkų. Mes turim kaip stipendininkų šviesą, ją šviesime ant pasaulio. Tai mūsų pirmas svečias yra Emilija Platukytė. Ji yra labai įdomus žmogus. Besiruošdama šitam interviu, man tikrai daug klausimų iškilo. Tikiuosi spėsim viską apkalbėti, viską paklausti. Tai Emilija, kiek aš suprantu, yra iš Lietuvos. Ar tiesa? Taip, iš teisingai. Kauno. Taip. Liuks. Ir jis studijavo bakalauro New Yorko universitete Abu Dabi, kas yra super įdomus dalykas man. Ir dabar jis studijuoja Oksforde ir baigė savo magistrą Oksforde. Ir taip pat Emilija yra viena iš savininkų Alfa klasės kompanijos Lietuvoje. Tai mes apie viską diskutuosim. Manau, gera vieta pradėti būtų kaip tik su Alfa klasė. Tai gal papasakok, jau 3 metus su jais, kaip viskas prasidėjo. Taip, tai viena iš pagrindinių mano veiklų šiai dienai be apart studijų Oksfordo universitete, kur darau savo edukologijos magistrą, yra būtent darbas Alfa klasėje. Tai esame papildomų ugdymo, bent jau save taip pristatome įmonę, kuri, jeigu taip labai paprastai lietuviškai, pagrinde teikia korepetitorių paslaugas. Taip pat tiek standartinėse akademinėse dalykuose, tiek užsienio kalbose, standartizuotuose egzaminuose ir taip toliau ir panašiai. Tai teikiam individualią pagalbą moksleiviams, kurios jiems reikia. Ir pastaruosius metus taip pat vykdome visokius edukacinių technologijų projektus ir bandome truputėlį panerti ir į tą vadinamą edtech rinką, tai truputėlį praplėsti savo siūlomų paslaugų spektrą. Tai va, tai jeigu taip labai trumpai, ką mes darom. Fainai labai. Tai kai aš girdžiu žodį edtech, man, pavyzdžiui, ir kai iš viso galvoju apie švietimą ir technologiją, man, pavyzdžiui, šauna Duolingo. Tai ar jūs kažką panašaus irgi bandot daryti, kad programėlės būtų žaidimai, ar kaip? Duolingo yra nuostabus pavyzdys, koks stiprus tikriausiai ir galingas gali būti edtecho projektas. Taip, tai Duolingo šiai dienai paplitęs visur ir nuo vaikų, jaunimo iki vyresnių suaugusių žmonių mokosi kalbas būtent per tai. Tai antro Duolingo nekursim, bet taip, realiai tai yra panašus dalykai. Edtechas yra labai labai platis sritis, nuo programėlių iki tokių konceptų kaip VR, AR, augmented reality, virtual reality, iki elektroninių vadovėlių, uždavinių, visokių saugyklų, taip toliau panašiai. Tai yra daug skirtingų būdų, kur galima eiti. Šiai dienai mūsų fokusas įmonė yra atrasti būtent dirbtinio intelekto naudą, kiek galima integruoti jį į personalizuotą mokymą. Tai čia toks labai irgi gal platus apibūdinimas, galima labai siaurai ir daug ir plačiai apie tai šnekėti, bet stengiamės išnaudoti tas įvairias naujoves, kurios yra pristatomas būtent su dirbtiniu intelektu Lietuvos švietimo rinkui. Tai dar esam procese, kuriame kelias tokias skirtingas inovacijas, kurias tikimės galbūt kitų mokslo metų bėgyje arba šių mokslo metų pabaigoje pristatyti. Tai daug streso ir daug galbūt darbo tai atima, tai yra didelė rizika, nes edtecho pasaulyje šiais laikais viskas labai labai greitai keičiasi ir ten vieną savaitę kažkas kažką naujo išleidžia ir tada kitą savaitę kažkas kitas naujo išleidžia ir tada vėl tavo visas mintis turi persidėlioti strategiją. Tai įdomu, labai dinamiška. Tai džiaugiuosi, kad turiu galimybę suderinti iš tikro tiek studijas, tiek tą tokią praktinę elementą ir darbą kartu. Aš manau, kad man tai labai padeda suvokti, kaip tos teorinės žinios, kurias aš įgijau universitete, gali būti iš tikro pritaikomos praktikoje. Taip, pritaikyti žinias yra labai galingas dalykas. Ir tiesiog noriu dar pasakyti, aš labai žaviuosi jumis ir jūsų kompanija tame, kad jūs domitės inovacija ir būti lyderiais, nes
tai labai padeda Lietuvai ir lietuviams. Ir iš tikrųjų, aš kai buvau Lietuvoje prieš kelis metus, girdėjau vieną kritiką iš kitų lietuvių, kurie sakė, kad dažnai mūsų švietimas yra, kaip sakoma, užsisėdėjęs, per daug tradicinis ir kad nėra tos inovacijos. Tai yra labai smagu ir įdomu žinoti, kad yra kompanijos ir žmonės, kurie kaip tik, ne tik Lietuvoje lyderiai, bet bando ir šiaip inovacijas pasaulio naudoti į mūsų naudą. Tai liuks. Okay, tai ten dar kitas klausimas apie kompaniją, kurią norėjau žinoti, yra kokie iššūkiai buvo, pavyzdžiui, kai jūs pradėjote dirbti su Alfa klase ir dabar, ko jie skiriasi, kaip palygintumėt tą evoliuciją? Tai tikriausiai, kaip ir kiekviena įmonė, mes susiduriam su ten kažkokiais kasdieniniais, praktiniais iššūkiais, kai tu augi ir plėties be abejo, ir daugiau mokytojų savo komandą priemam, ir daugiau pamokų darom, natūralu, kad ir tų iššūkių kažkokių naujų vis tam procese atsiranda. Tai per tuos paskutinius dabar jau 3-4 metus tikriausiai ir knygą galėčiau parašyti, kiek visokių bėdų ir problemų ten buvo, reikėjo kažką spręsti. Tai, bet jeigu neinant į tokias detalės ir gal truputėlį plančiau pamąstant, tai aš manyčiau, kad vienas iš iššūkių, su kuriuo mes susiduriam ir tikriausiai ir kitos bendrovės, kurios dirba švietimo srityje ir tikriausiai net ir valstybinių lygmenių švietimo sistema, tai yra būtent su to tokiu labai greitai besikeičiančiu progresu. Nežinau, ar teko girdėti apie ChatGPT tokią dirbtinį intelektą inovaciją, ar teko naudoti, tai praėjusiu metu didelis bumas, ne? Kaip mes čia dabar turim kažką, kas gali tau atsakyti bet kokį klausimą ir tau padėti ir taip toliau. Tai mes irgi, kaip pasakyti, kiekvieną savaitę duomenis ir skaitom ir mąstom apie tos dalykus. Tai vienas iš iššūkių, aš sakyčiau, yra informacijos kiekis, kuris šiai dienai yra, ir tų besikeičiančių visokių naujovių kiekis ir kaip su tuo susidorot, kaip nepaskęst visam tam informacijos tokiam baseine ir kaip sugebėti surasti būdų integruoti tai kažkaip į savo veiklą. Ir tu turi būti pakankamai budrus, nes jeigu tu užsisidėsi ant kažkokios idėjos per ilgai, praeis keletą savaičių, jau bus kažkas naujo, vėl tu turėsi viską, žodžiu, keisti. Tai aš įvardinčiau šitą tikriausiai tokį besikeičiančių labai greitai iš technologijų perspektyvos švietimo pasauliu kaip vieną iš didžiausių iššūkius, ko mes susiduriam. Taip, tikrai yra labai svarbu sparčiai augti, kad neatsilikti. Ir jo, tikrai skamba kaip didelis iššūkis atskirti, turėti gerus filtrus reikia lygtais, ne? Žinoti, kur yra triukšmas, o kur signalas ir kas iš tikrųjų naudinga, o kas tiesiog ant emocijų bando pakabinti. Be abejo, ir tikriausiai suvokti ir savo tą tokią vidinę rinką, nes pasaulyje vyksta labai daug įvairių, kiekvieną dieną skaitausi ir domiuosi tiek studijų metu, tiek po darbo, ne, tai kas man yra aktualu, bet Lietuvoje mes vėl turim kažkokį kitokį kontekstą, tai galbūt svarbu yra pažinti ir tą mūsų vidinę rinką, žinoti, kadangi mūsų pagrindinis fokusas bent jau kol kas yra būtent Lietuva ir Lietuvos rinka, tai koks čia yra tas mūsų klientas, ko reikia tipiniam lietuviui moksleiviui, kuris mokosi mokykloje Lietuvoje. Tai tie visi dalykai... Aš taip džiaugiuosi, kad jūs į tą paėjote atkreipti, nes kaip tik mano kitas klausimas, apie kurį norėjau sužinoti daugiau, yra, jūs esate gyvenusi daug visokių aplinkų. Jūs gyvenate Abu Dabyje, jūs gyvenate dabar, kiek suprantu, Anglijoje ir dar Amerikoje esate pagyvenusi. Čia tik kelios iš vietų ir žinau, kad kelis kartus Amerikoje. Taip, teko keletą kartų. Jūs susidūrėt su daug visokių pasaulio požiūrių. Ir kuo skiriasi jūsų nuomonė, pavyzdžiui, požiūris į finansus, švietimą, į technologiją, lietuvę palyginus su kitose vietose ir pagal jūsų pasirinkimą, kaip norit? Jo, aš gal taip nesinorėtų taip generalizuoti ir sakyti, kad aš čia dabar galiu paimti ir nuspręs, ką visi lietuviai galvoja ir palyginti su... Jo, tiesiog šiaip išvados tokios. Jo, aš tikriausiai irgi gyvenu tam tikram savo kažkokiam burbule žmonių ir mes irgi turim savo kažkokią pasaulėžiūrą. Vienas dalykas, kas man šauna tikriausiai į galvą, ir jis nėra gal netiesiogiai susijęs ten su to pačiu švietimu, bet apima kažkiek ir paliečia, tai
gyvenau tiek Vašingtone, Amerikos sostinėje, tiek New York'e teko gyventi, tiek Abu Dabi, dabar Oksforde. Ir visos šitos vietos yra labai multikultūriškos, yra žmonės iš labai labai skirtingų pasaulio kraštų, su gan skirtingais požiūriais, skirtingos religijos, skirtingos rasės, skirtingi užauginimai, jų visi backgroundai, jie ten mokėsi irgi visi, gyvenę visi, žodžiu, visur, turi skirtingas profesinės patirtis ir tu matai, kad, na, tiesiog tu pripranti galbūt prie to ir supranti, kad žmonės yra labai skirtingi ir viskas su tuo yra nuostabu. Ir Lietuvoje, kai buvau ir kai gyvenau, mes vis tiek, nors manau, kad padarėm tikrai labai nemažą pažangą per savo 30 nepriklausomybės metų, mes vis tiek esam šalis tikriausiai ir visuomenė, kuri yra labiau, na, ne tokia multikultūriška, galbūt Vilnių šiai dienai tikrai pritraukia dabar nemažai žmonių keliasi ir atvažiuoja, žinau, ir studijuoti, ir dirbti, kadangi yra sudaromas pakankamai neblogos sąlygos, bet va to tokio, sakykime, suvokimo, kad žmonės gali būti labai labai skirtingi, aš dar kartais Lietuvoje pasigendu. Atrodo, kad yra kažkoks naratyvas, kad turėtų būti va taip ir ne kitaip ir viskas, kas mums yra svetima, net ir švietimo sistemos tikriausiai prasme, kartais mums yra ne iki galo pilnai galbūt suvokiama. Bet be abejo, tai ateina iš mūsų ir tos istorijos. Ir kaip ir sakau, aš džiaugiuosi to progresu, kurį mes padarėm per 30 metų, bet norėtųsi tokios truputėlį daugiau laisvės ir suvokimo, kad, jeigu konkrečiai kalbant, pavyzdžiui, apie švietimo sistemą, kad jinai turėtų atliepti poreikius skirtingų būtent žmonių, ne mes turėtume švęsti tos skirtumus, kurie yra, o nenorėti truputėlį visus sudėti vienodas kažkokias dėžutes ir visus padaryti tolygiai ten gerais matematikais ar tolygiai gerais, nežinau, ten anglų kalbos specialistais. Tai tikrai pajaučiau tai tiek čia Oksforde, tiek kai Amerikoje gyvenau, tiek Abu Dabi, kai mokiausi, daug daugiau yra iš švietimo perspektyvos tos tokios akademinės laisvės. Ir aš suprantu, kad ateina ir iš turimų finansinių tikriausiai didesnių resursų, bet kažkiek ir požiūrio tikriausiai norėti diferencijuoti tą mokymąsi. Tai tikiuosi, kad kažkada Lietuvoje ta švietimo sistema bus tokia, kad galės kiekvienas moksleivis jaustis, kad aš turiu kažkur, kur pasireikšti ir aš esu suprastas ir suprantamas ir noriu toliau tobulėti. Jo, aš manau, labai įdomų pastebėjimą tu turi apie tą, kad aš manau, būnant išeivė, emigrantė, nes aš užaugau dalį Lietuvoje, po to Amerikoje dabar gyvenu. Ir tikrai yra, man atrodo, toks geras skirtumas tarp gyvenimo Amerikoje ypač, bet kitose vietose didelėse, kur daug žmonių iš visokių vietų suvažiavę, kad Lietuvoje yra tarsi toks požiūris, aš taip galvoju ir visi taip galvoja. Ir tai yra tiesa, ir mes visi taip pat galvojam, ir mes visi sutinkam, taip ir yra. O kitur pasaulyje yra labiau toks požiūris, aš taip galvoju, ką tu manai? Ir, kaip jūs tai suprantat? Ir yra toks, iš karto ateini, žinodama, kad tu tikriausiai, iš tikrųjų man užtruko ilgą laiką net tikėtis, kad kitaip mąsto. Ir žinoti, kad tikriausiai, kaip aš suprantu, žmonės visiškai kitaip supranta. Taip, ir tai tikriausiai ateina ir iš kažkokios švietimo sistemos, iš tų pagrindų, nes tai, kad apibūdini, tai yra diskursas, tai yra dialogo turėjimas, taip, mokėjimas klausytis, išreikšti pagarbiai savo nuomonę, bet ir išgirsti kitą, ne? Tai prasideda dar darželėje tikriausiai ir pradinėje mokykloje yra ta vieta, kur žmonės turėtų būti mokomi. Lietuvoje viena iš trūkumų, mano nuomonė, švietimo sistemų ir daug kas šitą dalyką kritikuoja, kad tiesiog ne iki galo yra erdvės būtent apturėti tą diskursą. Ir mes nesame mokomi, kaip teisingai ir pagarbiai jį turėti. Tai čia irgi yra viena vieta, kur tikiuosi, kad kažkada tai pasikeis ir tai tikrai keičiasi, bet dar yra vietos, kur galima būtų tobulėti šio klausimu, kad mes suvoktume, kad minčių įvairovė yra kažkas, ką reiktų švęsti, o ne bandyti užgožti kažkaip. Taip. Ir kalbant apie minčių įvairovę, dar vienas dalykas, kuris, man atrodo, kaip tik tobulai eina į mano sekančią mintį, yra, tu irgi esi, kaip vėl pabrėžti, esi daug pakeliavusi, daug su technologija, dirbi su švietimu, su minčių įvairovė ir internete. Šiom dienom daug yra nuomonių, bet kurios skiriasi, kai kurie žmonės džiaugiasi, kad yra AI šitais įrankiais naujais ir ką jie gali mums duoti ir suteikti.
O yra didelė grupė žmonių, kurie labai skeptiški technologija, jie galvoja, kad juos seka, kad čia gadina pasaulį, kad mus atitolina vienas nuo kito, kad mums sunkiau komunikuoti. Koks jūsų požiūris apie visą tai? Žinau, kad čia irgi platus labai klausimas ir daug galima giliai labai eiti, bet jūs turite tokią unikalią perspektyvą, man įdomu būtų sužinoti. Jo, tai aš manau, kad technologinis progresas yra šiai dienai tiesiog nesustabdomas, jisai vyksta, jisai vyks, ar jisai mums patinka ar ne, mes to nepakeisim, tiesiog mes gyvenam tokiam pasaulyje, kur tai yra mūsų dienų realybė. Tiem žmonėm, kurie yra skeptiški, iš vienos pusės aš tikrai suprantu, iš kur tas skeptiškumas ateina, tai svarbu yra galbūt irgi mokėti protingai naudotis tom technologijom, taip, nereikia savo ten visos asmeninės gyvenimo informacijos atiduoti internetui, bet aš manau, kad kaip ir su kiekviena naujovė, jeigu mes kalbam konkrečiai apie dirbtinį intelektą, ne, tai su kiekviena naujove būna žmonių, kurie pradžioje būna labai skeptiški, nes tiesiog jie nepratę, jie to nematė, jie nesupranta, kas vyksta ir jiem atrodo, kad dėl to, kadangi jie tiesiog natūraliai nežino, tai yra kažkas blogo. Tas pats buvo, kai kažkas išrado internetą, kažkas išrado telefoną, kažkas išrado tikriausiai pirmą kartą televizorių, visi galvoja, kas čia dabar Kai bus. knygas išrado, žinai, Kai knygas išrado, žmonės tikriausiai. skųsdavosi, sakydavo, o dabar sėdi ir skaito knygas visą dieną žmonės. Taip, būtent, o šiai dienai tikriausiai mes retas, kuris galim įsivaizduoti gyvenimą be interneto ar be telefono. Taip, tai mes prie to pripratom, išmokom to naudotis, pasiemam geriausiai tai, ką galim iš to. Tai tas pats yra su dirbtiniu intelektu. Aš tikiu, kad tai yra labai stiprus technologinis išradimas, kuris gali padaryti žiauriai daug gerų dalykų. Aišku, mes turim būti protingi, kaip mes tai naudojam ir turim turėti tam tikrus reikalavimus ir valstybinių lygmenių, ir tikriausiai tarptautinių lygmenių, kad, tai būtų, kaip pasakyti, nenaudojama kažkokiem blogiem tikslam. Bet jeigu vėl aš ateinu iš savo švietimo sektoriaus perspektyvos, dirbtinis intelektas tikrai gali padaryti labai daug gerų dalykų, jeigu bus pakankamai daug žmonių, kurie ties to pasiryžę dirbti. Sutinku. Ką jūs galvojate apie žmonių santykius su finansais? Ir, pavyzdžiui, šiom dienom, aš irgi kalbant iš Amerikos perspektyvos, dabar nežinau, kaip yra Lietuvoje arba Europoje, bet internete masiškai yra didelis pokalbis vykstantis apie finansinį švietimą, apie kaip žinoti daugiau, kaip atsakingai su savo pinigais elgtis, nes yra visokių naujų įrankių. Ir net yra AI nedorų žmonių naudojančių, kad ir taip toliau. Tai ką jūs galvojat, kaip galėtų, pavyzdžiui, pagerėti finansinis švietimas ir ar technologija galėtų su to padėti? Be abejo, tai kalbant apie Lietuvos kontekstą, toks kaip finansinis švietimas, pavyzdžiui, mokyklinių lygmenių, jis realiai beveik neegzistuoja apskritai. Čia tikrai jo reikia? Be abejo, aš manau, kad jo tikrai reikia. Tai yra labai reikalingas dalykas. Pati iš savo patirties šneku, aš pabaigiau mokyklą dabar jau prieš 5 metus ir labai būčiau norėjusi, kad kažkas kažkada paskutinių kelių metų bėgė man būtų paaiškinę, okei, tu pabaigsi mokyklą, tada tu pradėsi gyventi gyvenimą, tu gausi kažkokią algą, ką tu su tuo darai? Tiesiog labai natūraliai, nes tai yra labai praktiniai klausimai, kurie mes visi su tuo susidursim, taip? Tai tas pasiruošimas, labai smagu, jeigu turi šeimą ar draugų, pas ką tu gali pasiteirauti ir paklausti, bet aš manau, kad tai turėtų būti užtikrinama valstybiniu lygmeniu, dar kažkur integruota mūsų švietimo sistemai. Kalbant apie būtent tą tokį pasiruošimą, aš manau, kad tai tikrai labai reikia. Tai tikiuosi, kad vėlgi tokių praktinių įgūdžių, vienas iš dalykų, kaip apskritai švietimo sistema tikriausiai turėtų kisti ne tik Lietuvoje, bet globaliu mastu, tai yra, kad mes turėtume suvokti, kad reikalingos yra tokios gyvenimiškų įgūdžių pamokos. Taip, ir finansinis švietimas yra tikrai viena iš tų dalių, kur tiesiog, tai turėtų patapti tokia norma, kad mes apie tai pasikalbame, žinom, ką tai reiškia, ką aš darau su savo atlyginimu, kurį aš gaunu, kokią dalį aš turiu pinigų atsidėti juodai dienai, sakykime, kokią dalį tų pinigų aš galiu kažkur išleisti, galbūt kažką galiu investuoti. Žodžiu, tai turėtų būti tikrai supažindinama, mano nuomonė, dar mokyklos laikais. Aš visiškai sutinku ir manau, pinigai gali tapti toks super emocinis dalykas.
Ir daug kur yra aplink pasaulį, bent jau iš mano pastebėjimų, kultūrose gėdinga kalbėti. Jeigu turi mažai, yra gėda, jeigu turi daug, yra gėda. Tipo, kada galima džiaugtis pinigais arba savo finansinę situaciją, tik tai jeigu turi kažkokią nežinomą vidutinišką sumą ir atsakingai leisti savo pinigus, ką tai reiškia. Ir žmonės labai bijo net su savim apie tai kalbėti ir tą temą net diskutuoti. Ir šiom dienom, kas labai faina, yra per mūsų gyvenimo bėgį. Nes mes maždaug panašaus amžiaus, man atrodo. Per mūsų gyvenimo bėgį, ypač laisvoje Lietuvoje, apie 30 metų, matant, kaip pasikeitė pasaulis ir kad žmonės tapo atviresni apie savo problemas ir vienas iš tų problemų kartais yra pinigai. Taip, be abejo, aš manau, kad labai teisingai paminėjai, viena iš problemų yra, kad mes nežinome, kaip apie tai iš viso kalbėti. Taip. Ir vėl, iš kur tai ateina, mes tiesiog nemokomi, kaip apie tai kalbėti. Tai kaip mes galime žinoti, kaip apie tai kalbėti, jeigu mūsų tėvai užaugo tikriausiai sistemoje, na, mano tėvai gyveno ir augo Lietuvoje, kur irgi apie tai nebuvo labai daug kalbama. Taip, mūsų ta karta jau gyvena nepriklausomoje Lietuvoje, bet mes irgi dar nesam pratę apie tai kalbėti. Tai tiesiog tai yra švietimo sistemos dalis, tai turėtų patapti normą, kad mes turime kažkokį finansinį ugdymą, tada natūraliai iš to išplaukia, kad žmonės sugeba turėti finansinį kažkokį diskursą, mokėti, juolab viena iš problemų mano bakalauro studijose, kur aš rašiau keletą darbų, buvo būtent apie tą gender pay gapą ir apie problemą, kuri tikrai egzistuoja Lietuvoje. Pavyzdžiui, kad moteris tiesiog aplikuoja kažkokį naują darbo poziciją, jos net nežino, kaip apskritai pradėti tą pokalbį apie koks bus jų atlyginimas, ne? Nu, pavyzdys. Mes irgi nesam mokomi, kaip paprašyti, kiek aš manau, ko aš esu vertas, ne? Kaip turėti kažkokias derybas, nes ten, jeigu tau tiesiog numeta skaičių iš dangaus ir tu iškart sakai, okei, tai tikriausiai tai nėra okei. Tai visi šitie dalykai, jie prasideda, mano nuomonė, dar turėtų prasidėti mokyklose ir aš tikiu, kad bus kažkada tas toks finansinis švietimas, kuris, na, yra pakankamai, kaip pasakyti, detalus ir praktinis. Gal čia yra tas svarbiausias elementas, kad tikrai ko žmonėm reikės pabaigus mokyklą. Ką tu pasakytum jaunimui, kuris dabar, pavyzdžiui, sakykime, baigia mokyklą ir neturi to švietimo, gal net nežino būtent kokią kryptį nori eiti ir nori tiesiog, sakykime, žino, kad nori būti sėkmingas gyvenime, turi daug ambicijų, bet kokie tavo patarimai iš tavo gyvenimo patirties, sakytum? Aš manau, kad toks pats tikriausiai paprasčiausias ir gal labai banaliausiai skambintis yra tiesiog kartais nebijot kažką daryti. Aš irgi buvau tokia situacija, kai aš baiginėjau mokyklą, kur man buvo ne iki galo aišku, ką aš noriu studijuoti. Aš kaip ir žinau, kad man patinka socialiniai mokslai, man patinka matematika, bet ar čia ekonomika geriausia, o gal tiesiog matematiką studijuoti, gal politikos mokslus, o gal tarptautinius santykius ir mėčiausi pati taipogi, bet aš manau, kad kažkada tu turi tiesiog pabandyti ir turėti tokį irgi atvirą požiūrį, kad jeigu man kažkas labai nepatiks, kai mes nepasirašom čia kažkokio mirties nuosprendžio, mes turėsim galimybę, ypač mūsų karta tikrai gyvenam, man atrodo, tokiam pasauliu, kur mes net nežinom, kokie darbai egzistuos už ten 5-10 metų, ne? Bet tas persikvalifikavimas tikrai daugumą mūsų palies, ne? Tai aš sakyčiau, kad reikia nebijot, pabandyti, kažką daryti, jeigu tas kažkas nepatinka, keisti, ieškoti savo tos kažkokio dalyko, nes aš manau, kad vis dėlto, kad ir tai yra banalu, bet svarbu daryti tai, kas tau patinka ir teikia malonumą, nes tik tada tau tikrai yra įdomu ir ta kiekviena diena nepatampa toks čia, o nereikia dirbti, pavyzdžiui. Ir dar ką galėčiau palinkėti, man atrodo, ką irgi iš savo patirties taip atsinešu, yra, kad nėra, man atrodo, pagrindinis tikslas ir esmė neturėtų patapti tik tais kažkoks galutinis rezultatas. Ne? Jeigu mes kalbam ten ar apie studijas, ar apie darbą, apie dar kažką, reiktų išmokti, bet palinkėčiau mėgautis tuo procesu, nes iš tikrųjų, mano nuomonė, procesas visas yra esmė, o tas rezultatas po to kažkoks jisai vis tiek natūraliai ateina. Tai kai žmonės susifokusuoja, kad aš tik tais noriu ten pasiekti kažkokį konkretų pažymį ar ten įstoti kažkokį būtent tokį universitetą ir jie pamiršta visą tą procesą vykstantį,
tada visa ta kelionė tampa tokia labai, nuobodi ir tikriausiai labai daug streso kelinti. Aš sakyčiau, kad Tuščia tokia. reikia fokusuotis į būtent, ką aš išmokstu, kol aš einu to visų keliu, o gausis tai, kas turi gautis ir visi atsirandam kažkur dėl kažkokios priežasties. Tai aš to tikrai labai tikiu, nes aš savo taip gyvenimo irgi kažkaip neplanavau, bet man natūraliai jisai išsirutuliojo. Tai kai darai, kas tau patinka tikriausiai, taip viskas ir šiaip ar taip kažkaip gaunasi. Labai gražiai pasakyta. Ir man primena, iš tikrųjų, kai aš pradėjau siekti labiau aktyviai savo svajonių, galima sakyti, pamačiau tokį postą internete, kuris sakė, tikslai, kurių mes siekiam, yra vertingi ne dėl to galutinio rezultato, kaip tu sakai, o dėl to žmogaus, kurio tampame, kol siekiame. Tai ne tik tai, kad ko patirsim per kelionę, bet tas žmogus, kurio tampame tame procese. Pavyzdžiui, tu studijuoji Oksforde, tapti Oksfordo studente yra tiesiog yra procesas, kuris tave paverčia į tam tokį žmogum, kuris turi tokią discipliną, išsilavinimą ir tas tame ir yra tas grožis ir turtas. Taip, be abejo, tai aš sakau, nereikia tik vaikytis kažkokių ten, sakau, būtinai ten aukštų pažymių ar pasiekimų, ar ten kažkokių didelių vardų, nes tai nėra tik tais apie tai yra būtent apie tą, kuo aš patampu, ne, kol tą kelią kažkokį nueinu. Tai čia būtų mano toks kaip ir galbūt palinkėjimas jauniems žmonėms, kurie mąsto, kaip ir ką gyvenime daryti, tiesiog susikoncentruoti patį procesą. Okay. Ir tada paskutinis mūsų klausimas, kaip ir suvesti viską. Mes kalbėjom šiandien apie lietuvių požiūrį, palyginus su kitų žmonių požiūrį kitose tautose, apie finansus, apie švietimą jaunimui, kaip mokytis ir išmokti. Ir manau, šiom dienom būti lietuviu yra labai įdomus dalykas. Yra iš tikrųjų visi keliai mums atviri kaip tautai, mano nuomonė. Ir turim tikrai daug prieš akis. Ir turim daug visokių resursų ir finansinių įrankių. Ir vienas iš jų yra ši organizacija, Lietuvių fondas. Tai žinant viską, ką tu žinai, ką tu pasakytum, kaip tu apibūdintum, ką tu galvoji apie Lietuvių fondą, kaip tu papasakotum apie tai jaunam žmogui, kuris gal nelabai supranta, ką mes darom ir mūsų veiklą. Jo, tai jeigu taip labai, labai trumpai, tai visų pirma, aš tikriausiai žaviuosi ir labai džiaugiuosi, kad tokios iniciatyvos iš viso egzistuoja. Ir labai palaikau tą misiją, kurią daro būtent Lietuvių fondas, tai yra skleisti tą tokią lietuvybę ir, sakykime, vienyti ir įgalinti žmonės. Šiuo atveju, jeigu mane asmeniškai liečiant, tai yra mokslams užsienyje. Aš manau, kad tai yra nuostabu, kad mes turime tokį resursą ir tokią bendruomenę, kuri būtent ties to dirba. Tai džiaugiuosi tikrai, kad yra tokia iniciatyva ir manau, kad jinai yra labai reikalinga. Plus, kai pasaulis yra tikrai, kaip ir atsiminėjai, pakankamai globalus ir tie lietuviai tikrai yra jau visur užsimėčiusių, tiek pačioje Amerikoje tikriausiai per skirtingas valstijas, tiek čia Europoje ir eini kartais būna ar sutinki tą lietuvį, nors atrodo, kad tu čia irgi veiki, kaip mes čia nepažįstami dar iki dabar. Tai džiugu, kad yra iniciatyvos, kurios bando apjungti ir išlaikyti tą lietuvybę ir skleisti tą lietuvybės vardą ne Lietuvoje. Tai galėčiau tikriausiai tik tais palinkėti, kad tikiuosi, kad ta iniciatyva nesustos ir toliau plėsis ir bus visokie nauji projektai ir atras kitų visokių įvairių galbūt būdų, kaip tą savo misiją tobulinti ir plėsti. Tai geriausius žodžius galėčiau tikriausiai pasakyti bet kuriam sutikusiam žmogui, kuriam reiktų apie tai papasakoti. Ačiū labai. Aš iš tikrųjų, man buvo įdomu tavo nuomonę sužinoti dėl to, kad mačiau, kad tu turi kaip ir savo stipendijos fondą savo viduriniai mokyklai. Taip, teisingai, Kauno Jėzuitų gimnazijai, Kaune. Jo, galėtum šiek tiek, dar turim porą minučių, jeigu tu nieko prieš, man labai įdomu, nes aš manau, daug lietuvių nesupranta, net nežino iš visų pirma, kad mes egzistuojam, bet nesupranta, kad kai yra kažkokia finansinė parama, tai užtikrina, kad kažkokia vertybė gyvos, kai kalbam apie fondą. Tai pavyzdžiui, kai tu turi fondą savo vardu ir mes turim, sakykime, Lietuvių fondą lietuvybei,
yra gera žinoti, kad lietuvybė visada egzistuos, kol pinigų yra egzistuos pasaulyje. Tai kas tave įkvėpia įsteigti savo fondą ir galėtum šiek tiek biškį daugiau papasakoti apie tai? Jo, tai taip jeigu labai trumpai, Kauno Jėzuitų gimnazijoje aš praleidau 8 metus savo mokyklos gyvenimo, kas yra labai labai daug metų. Ir mokiausi 1 metus laiko praleidau Amerikai, privačioje mergaičių mokykloje, būtent sostinėje, Vašingtone. Ir kai ten mokiausi, mane sužavėjo toksai, sakykime, amerikonų požiūris, kad mokykla yra vieta, kuri mūsų formuoja. Jeigu mes tampam gyvenime sėkmingi, tai labai didelė dalis tos sėkmės yra dėl to, nes mes ėjome į mokyklą, turėjom gerus mokytojus, turėjom artimą gerą bendruomenę ir mes esam kažkiek įsipareigoti dabar jai padėkoti. Tai Lietuvoje šito dalyko nelabai yra. Aš manau, kad mes vis dar neturim to tokio suvokimo, kad jeigu aš kažką pasiekiu, mano mokykla, aš turėčiau būti dėkingas ten mokyklai ir mokytam ir kažkam. Tai mano stipendijos idėja buvo atsidėkoti mokyklai, kurioje aš praleidau labai daug metų, kur sutikau tikrai begalę nuostabių mokytojų, kurie mane irgi įkvėpė ir begalę nuostabių draugų ir kitų moksleivių, kur mes vieni kitiem labai daug padėjom. Ir ten baigiau tarptautinio bakalaureato programą, tai yra tarptautinė ugdymo programa, tai paskutinius 2 metus nesimokiau pagal valstybinę lietuvių programą, kas po to man iš tikrųjų leido tikrai daug lengviau integruotis studijoms užsienyje. Ir nusprendžiau kaip padėkai kurti tą stipendiją bei įgalinti vieną iš moksleivių kasmet, kas galbūt neturi visų pirma, kas yra, aišku, motyvuotas akademiškai ir žingeidus ir užsispyręs siekti daugiau, bet galbūt neturi tų finansinių resursų būtent stoti į tą vadinamą tarptautinio bakalaureato klasę, suteikti jam tą galimybę mokytis ir siekti to tarptautinio išsilavinimo. Tai tikslas buvo taipogi galbūt didinti tarptautinio bakalaureato programos populiarumą, nes aš manau, kad tai yra nuostabi ugdymo programa, kuri turėtų plėstis ir norėtųs, kad kuo daugiau žmonių galėtų prie jos prisiliesti, bet tuo pačiu ir paskatinti gal norėjau ir kitus alumnus, tiek Kauno Jėzuitų gimnazijos, tiek kitų Lietuvos mokyklų, pagalvoti, kad galbūt mokykla vis dėlto yra ta vieta, kur daug dalykų gyvenime prasideda ir skatinti tą tokį, grįžtamą į ryšį ir atsidėkojimą tai savo kažkokiai akademiniai bendruomeniai. Tai taip ta mano idėja kilo, jinai iš tikrųjų tikrai prasidėjo, kol aš mokiausi Amerikoje ir pamačiau tos pavyzdžius, kaip žmonės vertina savo mokyklą. Ir po to, kai jau atėjo galimybės, pradėjau dirbti ir turėti kažkokį stabilumą gyvenime, nusprendžiau, kad norisi ir Lietuvoje kažką tokio padaryti. Tai trumpa istorija. Labai įdomu ir labai gražu. Ir iš tikrųjų, kaip įdomu, kad kaip tik buvimas Amerikoje tave tai įkvėpia daryti. Ir tas tarptautinis išsilavinimas, pasaulio pažinimas. Emilija, aš jaučiuosi, kad aš galėčiau su tavim dar 3 valandas kalbėti. Aš tiek daug iš tikrųjų norėčiau daugiau paklausti. Gaila, kad tokį trumpą laiką turėjom šiandien. Bet aš labai dėkinga, kad skyrei mums šitą laiką. Ir manau, daug kas atras labai daug įdomios informacijos ir bus apie ką daugiau pasidomėti. Emilija, dar kartą ačiū tau. Labai dėkojame, kad esi pirma mūsų stipendininkė, kuri dalinasi savo šviesą ir viso gero. Ačiū, labai malonu buvo.